Rugpjūčio 28. Skelbk žodį, būk tam pasiruošęs patogiu ir nepatogiu laiku. Antras laiškas Timotiejui 4 skyrius 2 eilutė. Šie žodžiai nereiškia, kad turime peržengti išminties ir tinkamo elgesio taisyklės, siūlydami kitiems gerąją naujieną jiems nepatogiu ir netinkamu laiku. Tačiau tai reiškia, kad turime turėti tokią meilę tiesai, tokį nuoširdų troškimą tarnauti jai, kad su malonumu pasinaudotume kiekvieną suteiktą galimybę, nors galbūt tai būtų nepatogus laikas mums. Tai svarbiausia mūsų gyvenimo užduotis, kuriai pajungtas visas mūsų gyvenimas, todėl jokios patarnavimo galimybės neturime praleisti. Dievo žodis susideda iš tų minčių, kurias Dievas apreiškia Biblijoje. O tai yra doktrinos įsakymai, pažadai, pamokymai, pranašystės, istorijos ir tipai. Skelbti Dievo žodį reiškia supažindinti su juo kitus. Galime tai padaryti savo žodžių arba kitų žodžių, platindami literatūrą, o taip pat padėdami kitiems skelbti šiais dviem būdais. Turime tai daryti laiku ir nelaiku, bet visada kitiems patogiu laiku, neatsižvelgiant į tai, ar tai mums bus patogus ar nepatogus laikas. Nekreipkime dėmesio į savo asmeninius patogumus, jei šis laikas patogus kitiems. Tik tokiu būdu galime guldyti savo gyvybę mirčiai viešpaties reikaluose. Nes jeigu žiūrėsime, kad tai būtų tinkamas laikas mums, galime neįvykdyti savo pasišventimo. Klausimai: ar šią savaitę skelbiau Dievo žodį? Ar man tai buvo patogus ar nepatogus laikas? Jeigu neskelbiau, tai kodėl apsileidau šiame darbe? Kas man padėjo sėkmingai atlikti šį darbą? Kokius tai davė rezultatus man ir kitiems? Ko aš galiu pasimokyti iš šios savaitės išbandymų susijusių su šiuo tekstu? Skelbk žodį, būk tam pasiruošęs patogiu ir nepatogiu laiku. Antras laiškas Timotiejui 4 skyrius 2 eilutė.